Labas vakaras, jūsų ekranas laido Ofiso dramos ir aš jos vedėja Paulina Butyriūtė. Šio vakaro tema ne vieno žmogaus ir verslo galvos skausmas - verslo dovanos. Kaip sugalvoti, ką dovanoti, kas už tai turėtų būti atsakingas ir galiausiai kaip įteikti dovaną. Apie tai šiandien pasikalbėsime su dovanų meistrai įkūrėja ir vadove Odeta Plakienė. Labas, Odeta. Sveiki. Odeta, neriam į dovanų pasaulį, verslo dovanų pasaulį. Kokios tendencijos ten vyrauja šiandien, ko atsisakoma, kur link judama, kas vis dar populiaru? Kai išgirstu šitą klausimą, žinau, kokio atsakymo jūs tikisi. Tai aš jį pirmą ir įvardinsiu. Tvarumas verslo dovanose, kaip ir bendrai versle, yra viena iš labai aiškių krypčių. Bet turiu čia pat iškart ir pasakyti, kad šiai dienai verslo dovanose tvarumas jau nebėra tendencija, tai jau yra higiena. Jau prieš keletą metų ši kryptis atsirado kaip labai svarbi ir dabar jinai tik tai vystosi ir mes turim daug daugiau tvarumo galimybių verslo dovanose. Ir dar daugiau pasakysiu, kad jau netvarios verslo dovanos neturi vietos šiomis dienomis. Jau gali likti nesuprastas, ar ne, pasirinkęs tokią dovaną. Ir įmonės jų nesirenka, sakykime, nes įmonės tikrai turi tą fokusą į tvarumą, o kai nėra paklausos, tai nėra ir tokių dovanų. Tai aišku, kad dar kelias ilgas į priekį, kol tai bus visiškai žalia, bet žingsniai yra labai dideli ir, kaip sakau, jau tai ne pirmi metai. Tai tvarumas yra aiški kryptis, bet tai jau yra privaloma kryptis verslo dovanose. Man tenka matyti, kad kai kurios organizacijos iš vis atsisako daiktinių dovanų ir tarkim tuos pinigus, kuriuos būtų skyrę dovanoms, paaukoja kažkokiam kilniam tikslui ir apie tai informuoja savo partnerius, kuriems būtų dovanoja dovanas. Ar tai yra tokia populiarėjanti tendencija, ar visgi tos daiktinės dovanos neužleidžia savo pozicijų? Ši tendencija irgi yra jau keletą metų. Net, sakykime, gal net ir 10 mečių skaičiuojantį, tai labai priklauso nuo įmonės krypčių, komunikacinių žinučių ir kokią jie žinią rinkai neša. Tai šios dovanos turi savo vietą, jos jau keletą metų ją turėjo, negaliu pasakyti, kad ji plečiasi. Tai vėlgi tokia įmonės vidaus politikos sprendimas, kokią dovaną pasirinks. Bet labai dažnai šios dvi iniciatyvos, fiziškai teikiama dovana ir dalis pinigų aukojimo, jos eina kartu. Tam, kad tada labai paprasta iškomunikuoti. Yra dalis pinigų skiriama labdarai arba kažkokiai socialiniai aiškiai krypčiai ir kartu įteikiama simbolinė dovanėlė, kuri padeda tą žinutę atskleisti. Tai tokia graži kolaboracija. Ir tada ta mažytė simbolinė dovanėlė ir padeda išnešti tą žinutę, ar ne? Taip. Ir dar puikiau, jeigu tai yra dovana, kuri išlieka, ar ne? Dažnai būna valgomos dovanas, bet jeigu šią žinutę neša dovana, kuri išlieka, tai įmonė tuo pačiu dar ilgesnį laiką gali džiaugtis tuo, kad jų dovana komunikuoja. Odeta, o kalbant apie daiktinės dovanas, šiandien dienai, kas yra tas toksai top 3 labiausiai mėgstamų dovanų? Ir kas yra sąrašo pačioje? Top 3 su minuso ženklu, ko dabar nesirenka. Na, šiandien mes turbūt labiausiai šnekame apie kalėdines verslo dovanas. Galim apie kalėdines. Taip, nes dabar visi apie jas galvoja. Tai akivaizdus yra 3 lyderiai, kurios galima išskirti, kokių dovanų daugiausia. Tai valgomas dovanas. Valgomas dovanas visiems ir patinka, ir tikrai įmonės jas noriai dovanoja. Tada yra klasika pledas. Nes mes turime vėsesnį sezoną ir jeigu geras pledas, šiltas, mes vėlgi turim puikias žinutės, kurias galima kartu su pledu dovanoti. Na ir namų kvapai yra toks irgi verslo dovanojime sritis, kur įmonės labai noriai renkas, nes kvapas, jeigu geras ir jeigu kokybiškai parinktas, dar galbūt įmonės pačios sukurtas, tada jisai vėlgi turi labai puikią komunikacinę erdvę, ką galima apie tai pasakyti. O kas sąrašo pačioje? Na, žinok, tai, kas sąrašo pačioje, tai to įmonės ir nedovanoja. Tai mes galim sakyti, mes to nelabai žinom. Bet kai įmonės renkasi dovanas arba iš gavėjų, dažnai išgirstus tokiu atspalviu įvardinant, tik nesiūlykit gertuvių. Nes žmonės sako, kad mes jų turim labai daug, bet labai įdomu. Ir podelių. Podeliai, gertuvės, va šitie dalykai. Bet kas yra labai įdomu ir kodėl aš negaliu įvardinti to kaip labai prastos dovanos, todėl kad daugiausiai dovanoja gertuvės ir podelius.
Tai va toks paradoksas, lyg tai ir nenorima, nes visi jau turi ir jau yra gavę, bet daugiausiai dovanojama šitų dovanų. Iš to, ką girdžiu, kokias dovanas dažniausiai renkasi, suprantu, kad įmonės, na, taip pasiryžę yra investuoti, ar ne, daugiau skirti pinigų. Ar pastebi tokias tendencijas, kad daugiau pinigų išleidžia dovanoms įmonės? Taip yra, bet čia nebūtinai susijęs su to, kad dovanom dabar išleisime daugiau, bet tai susijęs su bendromis ekonominėmis tendencijomis, kadangi yra brangimo tendencija, tai ir dovanas brangiau kainuoja. Bet čia yra labai svarbus momentas, kai kalbame apie kainą, visada atkreipti dėmesį tarp kainos ir kokybės, ar ne? Ir kodėl tos brangesnės dovanos neretai yra geresnis pasirinkimas, nes jeigu yra padaromas kompromisas ir nusprendžiamas, sakykime, daugiau, bet gal pinigų, tai šitas dažnai gali atsisukti priešingą kryptimi, prasta dovana, prastai tarnaujanti, trumpai sulūžtanti, jinai įmoniai daro neigiamą įtaką jos įvaizdžiui ir dėl to visą laiką reikia čia pagalvoti, kur yra protingas santykis. Ypač kai darbuotojams dovanojama yra, tai tą pajus ir jūs taip pat sužinos, kad ten kažkas su ta dovana negerai. Tai iš vienos pusės nesakyčiau, kad dovana brangi yra gera dovana, bet iš kitos pusės irgi kokybinis aspektas dovanos kainoje irgi yra svarbus. Na, nepaslaptis, kad apskritai dovanos yra tokia ir santykių stiprinimo priemonė. Ką reikėtų žinoti apie verslo dovanas tuo psichologiniu aspektu? Taip. Vienas svarbiausių dalykų, ką aš nuolat kartoju, ką reikia prisiminti, kai tu teiki verslo dovaną ir kai tu ją kuri, kad dovana yra apie santykį. Jinai pasakys jūsų dovanos gavėjai, ką jūs apie jį galvojat. Net jeigu jūs to tiesiai žodžiais nepasakysit, bet jeigu jūsų verslo partneris gaus dovaną, kur nesupras, kas ten yra, apie ką čia tada iš ir jeigu tai yra pigi, tokia matosi niekutis. Tokie dar kokybiniai aspektai po klaustuku, jis supras, kad jūs neskiriate dėmesio, kad maždaug taip jūs ir vertinate mūsų verslo santykį ir jums vėl neįvardinus, jokiais žodžiais, nei jums pasakius, nei jums tas gavėjas pasakys, kad čia kažkas negerai, bet jis supras, kad jūs nedėmesingai parinkote, mūsų santykis tau nėra svarbus. Tai vienas labai svarbus aspektas apie verslo dovanojimą yra tai, kad dovana yra apie santykį ir padeda jį kurti. Kas dar versle labai svarbu, kad versle mes praktiškai ir šnekam apie verslą. Tas emocinis pasaulis, emocinė pusintagė yra, taip jau stengiamės labai išlaikyti formalumą. Tai verslo dovana suteikia progą kalbėti apie tokius labiau minkštus dalykus ir tą santykį vystyti, paliesti žmogaus emocijas. Tai iš tiesų tai yra galingas psichologinis įrankis. Ar pritartum tam, kad jeigu mes nesiruošiam skirti dėmesio, ar jau geriau tada jokios dovanos negu prasta dovana? Tai vienareikšmiškai, tikrai taip, nes padovanoja prastą, neapgalvotą dovaną, kuri nieko bendro neturi su jūsų gavėju, nieko neatskleidžia, jokios žinutės, tai jūs bent jau jokio savo minuso neužsidėsit. O jeigu jūs tą padarysit, tai vėlgi emocija tokia neigiamesnė, jis nenori su šito žmogum turėti reikalų. Tai jau geriau tikrai nedovanot nieko. O pati verslo dovanojimo kultūra, kokia ji apskritai egzistuoja ir koks etiketas nerašytas egzistuoja būtent versle? Na, būtent nerašytas. Todėl, kad mes neturim kažkokios knygos, kurią galima atsiversti, perskaityti ir jau žinome, kad mes įteiksim labai kokybiškas dovanas ir labai kokybiškai. Tai nėra tokio verslo dovanojimo etiketo, bet yra bendros tokios taisyklės, kad verslo dovanojimas jis yra oficialesnis. Todėl mums čia reikėtų kai kurių dalykų tokių neformalių vengti, kaip dažnai įvardina, kad atsargiai su humoru versle. Nes humoras irgi, tarp kitko, yra dovana, labai gerai, jeigu ir jūs, ir jūsų klientai, ir darbuotojai šią dovaną turi, bet ją turi ne visi. Ir humoro jausmas, jis irgi pas žmonės skirtingas, tai sukūrė kažkokią labai smagią ir labai fainą dovaną jums. Reikia atsargiai ją įsivertinti, ar tikrai visiems jūsų gavėjams tai tiks. Tai versle mes visgi dovanojam šiek tiek formaliau. Ir saugesnės dovanas. Ir saugesnės dovanas. Tokias, kurios nepaliestų asmeninių kažkokių tai dalykų, neatkreiptų dėmesio į trūkumus, į įsitikinimus ir nepažeistų žmogaus irgi vertybių. Tai verslo dovanojimas jis toks yra oficialesnis.
reikėtų pažiūrėti į tą dovaną ir labai kritiškai pažiūrėti, ar čia, niekaip negaliu sugalvoti kažko tarp eilučių, ar ne? Jeigu čia, negaliu, bet tas už tai labai gerai įmonėse veikia, kai dovaną tarėsi komanda. Nes ten jau susirenka daugiau žmonių, skirtingų nuomonių, tikrai iškels, jeigu jau pavyzdžiui, kaip pavyzdį galiu pasidalinti, aštrus daiktai, ar ne? Kaip ir dovanojime versle nieko apie tai nesakoma, bet žmonės turi stereotipų. Ir vienas kažkuris tą iškėlęs ir tada įmonė gali įsvertinti, tikrai, aštrus daiktai, dovanojimo stereotipas, kaip čia mūsų gavėjai, jie žino, tą nežino. Tai tokie dalykai, apsitariant komandai, tu turi galimybę tada įsivertinti visas galimas rizikas. O kaip reikėtų įteikti verslo dovaną? Ar galima ją išsiųsti tiesiog, ar reikėtų įteikti gyvai, o gal tiesiog kažkur palikti, kad žmonės pasiimtų? Variantų turbūt yra daug. Taip. Bet kaip reikėtų daryti? Taip. Reikėtų daryti taip, kaip geriausiai tinka jūsų įmoniai. Apie įteikimą nuotoliniu būdu siuntimą, ar ne, tai šita nauja tokia mada, sakykime, atėjo pas mus irgi, sakykime, iš dalies priverstiniu būdu, kai mūsų užpuolė pandemija. Bet ką mes pamatėme su dovanų siuntimu, kad tai yra labai galingas irgi stiprus emocinis užtaisas. Ir šiai dienai aš jau sakau, kad tai yra puikus įteikimo būdas, vienas iš įteikimo būdų. Todėl, kad kai dovana yra siunčiama, mes kartu siunčiam siurprizą, gavėjas nežino, kad jie gaus. Atkeliauja dovana, mes nežinom nuo ko jinai, kas viduj, bet jau sukūrėm emociją. Vėl tas labai svarbus dalykas dovanojama emocija. Ir netikėtumas. Tai tų būdų, kaip įteikti yra, ir čia vienas iš wow efektą kūrenčių momentų. Teisingai ir tinkamai parinkti dovanos įteikimą, kad sustiprinti jos emocinį užtaisą. Tai įteikimas nuotoliniu būdu tinka, jeigu jūs tą apgalvojate ir po to vystysite santykiai, palaikysite, bet vienareikšmiškai visą laiką pirmas pasirinkimas yra gyvas teikimas. Gyvas teikimas yra įtaigiausias. Kai kalbėjau apie emociją, man kažkaip sukasi žodis ir pats įpakavimas. Kiek yra svarbus įpakavimas ir dovanos pateikimas versle? Įpakavimas dovanos pakuotė yra ypatingai svarbus. Ir tai yra dar viena iš paslapčių, kaip verslo dovanojimo padaryti ypatingų ir išsiskiriančių. Kas yra su dovanos įpakavimu? Mes vėlgi dar nežinome, kas yra dovanos dėžutėje, bet ji jau kuria emociją. Ir jeigu aš matau apgalvota, gerai suderintas spalvas, atspindi įmonės identitetą, aš galiu ten perskaityti žinutę. Aš dar nežinau, kas įdė, bet man jau patinka. Taip, todėl dovanos pakuotė labai svarbu, kuria didelę pridėtinę vertę, didesnė negu jį iš tiesų įmonėm kainuoja. Tai šitą momentą visą laiką sakau ir kviečiu įsidėmėti, kad su dovanos pakuotė galite labai ženkliai pakilėti dovanos vertę, todėl nepamiršti reikia. Grįžtu į pradžią, o kas apskritai organizacijoje turėtų būti tas žmogus, kuris yra atsakingas už verslo dovanas, arba kas yra atsakingas už verslo dovanas? Taip. Yra 3 tipų žmonės įmonėse, kurie dirba su verslo dovanomis ir jomis rūpinasi. Tai pirmas žmogus yra svarbiausias ofise, kaip aš sakau, biuro administratoriai. Jie labai gerai žino visą įmonės specifiką, atmosferą, bendrauja su žmonėm, dėl to neretai jie ir gauna šitą užduotį. Tai biuro administratoriai. Kita kategorija yra tų žmonių, kurie arčiausiai vidinių įmonės žmonių, tai įmonės darbuotojai dovanomis rūpinasi personalo specialistai. Na ir yra trečioji žmonių grupė, kurie irgi dažnai būna atsakingi už verslo dovanas, tai yra rinkodaros specialistai, nes jie išneša dovanas į išorę įmonės. Jie rūpinasi tomis dovanomis, kurios eina klientams, partneriams, į parodas. Žodžiu, kas yra arčiausiai tų žmonių gavėjų dovanų, tas ir rūpinasi, ar ne? Odeta, o ką pastebi, kur įmonės pasirinkdamos dovanas prašauna? Na, pavyzdžiui, pasirenka dovaną vaikams, kuri tinka pagal amžių labai mažai saujeliai tų vaikučių, na ir visi kiti tokie lieka nusivylę. Tenka girdėti tokių istorijų, kur prašauna? Tu nustebsi, žinok, bet tokių klaidų įmonės praktiškai nedaro. Ir tas labai stebina ir aš labai džiaugiuosi, kad įmonės suvokia, kokią svarbą neša jų dovana. Vat kaip sakau, jeigu tau pavyks ir tu parinksi tinkamai, tai čia visi bus patenkinti, skambės, ar ne, socialiniai medijai matysim. Ir įmonės puikiai vertina, kad jeigu nepavyks, koks tai gali būti efektas. Tai tavo minėtas pavyzdys, mes visada, kai kuriam dovanas vaikam, visada gaunam iš įmonių užklausas, kategorijom.
Amžius ir parenkam tada pagal amžių tinkamas dovanas. Bet tada yra skirtingos dovanos, nėra taip, kad būtų viena visiems, ar ne? Taip, čia nebūtinai visiems viena vaikams, netgi ir darbuotojams įmonės neretai ima po keletą dovanų tipų ir darbuotojai gali iš jų pasirinkti. Tai tokia atveju štai šansai prašauti pro šalį ir mažėja. Bet įmonės visą laiką renkasi dovaną, pirmiausia, pagrindinis tas pradžios taškas yra, ką įmonė nori tą dovaną pasakyti nuo savęs. Įmonės vertybinė įkrova, nes tai yra įmonės investicija ir išeinanti iš įmonės, ar ne? Todėl pirmas momentas yra šis, o po to tikrai vyksta labai atidžios diskusijos ir analizuojant, kas patiks, kaip, ką, renkasi iš daug variantų, tol kol sueina į tai, o kas atspindi įmonę ir tada žiūrim jau, kas tikrai tiktų kokybinė prasme, tilptų į biudžetą. Todėl aš sakyčiau, kad tokių klaidų, kad įmonės prašauna, nedaug. Laimė jų mažai. Laimė iš tiesų. Bet turbūt būna atveju, kai viena dovana yra ta pati, dovanojama daugybei skirtingų žmonių, ar ne? Kaip teisingai tokiu atveju parinkti tą vienintelę dovaną, kuri tiktų visiems? Tai. Kaip sakom, kas tinka visiems, netinka niekam galiausiai, bet tikiu, kad yra kažkokių sprendimų. Tai. Praktiškos dovanos, jeigu jos tikrai yra praktiškos, jos tinka daugeliui. Ir versle tu esi teisi, labai dažnai perkama ta pati dovana ir dovanojama daugeliui gavėjų. Kas yra čia labai svarbu ir kaip tą dovaną padaryti išskirtinę? Labai svarbus asmeninis priėjimas prie dovanos tiek dovanotojo, tiek juk aš žinau, kam aš ją teiksiu. Tiek, o ką ta dovana sako apie mano dovanos gavėją. Tai pirmas momentas, kai aš, tarkim, einu pas savo klientą ir pasiemu dovaną, aš turiu suprasti, kodėl aš ją dovanoju, ar ne? Tai mes čia turime įmonės vertybinę įkrovą, žinutę, jau įmonė, jeigu tokią dovaną parinko, jinai jau žino, sakykime, su kuo čia rezonuoja ir kokia tai yra komunikacinė žinutė. Šitą mes turime. Ir aš, kai einu įteikti ją konkrečiam žmogui, arba siunčiu, arba gyvai įteikiu, aš vėlgi turiu apgalvoti, o ką šita dovana sakys mano dovanos gavėjai, kodėl jinai jam tiks. Kaip jinai su juo gali būti susijusi. Ir čia yra mano namų darbai, kad aš tą istoriją, tą žinutę sugalvočiau. Nes jeigu aš nieko neturiu, turiu omeny žinutės prasme, nieko neturiu, nežinau nei iš įmonės, kodėl čia ta dovana ateina, nei ką čia tas mano dovanotojas darys, tai taip ir bus, tai ko įmonės nenori, dovana apie nieko pasiimu. Tai būtinas asmeninis priėjimas dovanotojo, atliepiant tai, o kas aktualu dovanos gavėjai. Ar teisingai girdžiu, kad reikėtų pradėti turbūt nuo visiškai kitos pusės, negu mes esame įpratę? Man atrodo, kad vyksta taip, atsidarai kokį nors katalogą ir renkiesi, va šitą dovaną. Bet tu vis minėjai, kad reikia pradėti nuo to gavėjo, kas jam yra svarbu, ko jis nori, ką aš jam noriu pasakyti ir tik tada eiti ieškoti dovanos. Puikiai, sveikinu, labai teisingai išgirdai, ką noriu pasakyti. Tik pirmas žingsnis, kaip sakiau, kadangi tai verslo dovana, kadangi tai yra įmonės investicija, mums reikalinga įmonės vertybinė įkrova. Ką įmonė nori su šitą dovaną pasakyti. Tai kai atsiverčia įmonė tą katalogą, pirmiausiai turi turėti prieš akis, kokios mūsų komunikacinės šių metų žinutės, kokį mes norime įvykį galbūt pabrėžti, iškelti. Ir būtent atliepiant tą žinutę parinkti dovaną, ar ne? O toliau tada mes jau galvojam, kas yra tie mūsų gavėjai, kaip mes šitą dovaną pristatysim. Pakalbėkime dar apie dovanų ženklinimą, kitaip tariant apie logotipo uždėjimą ant dovanos. Ką svarbu žinoti čia ir kokių klaidų nepadaryti? Kadangi dovana, verslo dovana yra įmonės komunikacinė žinutė, ji turi atspindėti įmonę. Tai šiai dienai, ką mes matom, kokios yra kryptis ir kur įmonės eina, mums nebūtina, kad tas mūsų prekinis ženklas rėktų. Tas prekinis ženklas, kuris jau akivaizdžiausiai žinomas, logotipas, kad jis čia būtų maks didelis. Kodėl nebūtina ir kodėl įmonės to atsisako? Dėl to, kad mes juk dovanojam ne įmonės atstovai, ne? Ir tas žmogus, tą pačią gertuvę, imkim, geras pavyzdys, ar ne? Turi gertuvę su įmonės logotipu, kur ne jo įmonė, partneriai, sakykime, tai jisai tikrai mažiau nori ją naudos, jeigu ten be galo jau rėkia, ar ne? Tai ką daro įmonės? Įmonės ieško subtilių būdų ženklinimui. Ženklinam, bet ieškom subtilių būdų. Ar tai tik tai kažkokie elementai? Labai gerai veikia įkvepiančios žinutės, kurios irgi gali būti iš įmonės firminio stiliaus, ar ne, arba iš įmonės viduje naudojamų įdomių, fainų žinučių. Žinutėmis, spalvomis, subtiliai. Subtilumas ženklinime yra tikrai raktas. Aš tavęs klausau ir, žinai, man vis tiek nepaleidžia manęs tokia mintis, kad mes tikrai visi žinome rašiklius, puodelius, gertuves ir maišelius.
Ir jie yra visur vienodai atrodantys, spalvos tos pačios, gali būti skirti spalvos, bet tik logotipas kitas. Tai kaip išsiskirti tame? Na, pirma turbūt mintis ateitų, tai nedovanokim šitų dalykų, ar ne, paieškokim kažko įdomesnio, kas gali atliepti mūsų žinutę. Kitas momentas, net ir tokias dovanas dovanojant, kodėl jos yra tikrai geros verslui. Todėl, kad mes jas matome. Eina su krepšeliu, ar ne, ir mes matome, kokia čia įmonė dovanoja. Kada išsiskirsi? Tada, kai tas krepšelis bus kažko įdomus. Spalvos, forma, tai čia vienas momentas, reikia ieškoti įdomių, originalių pačių dovanų, ar ne? Kitas momentas yra, ką mes irgi šiandien palėtėme, tai yra, na, kokia žinutė, kokia istorija yra tos dovanos. Ir jeigu istorija yra įdomi, įkvepianti, atspindėta gražiai ženklinime, tas pats maišelis, ne vien logotipas, o kažkokie grafiniai galbūt elementai, perduodantis tą žinutę. Gal irgi teko matyti čia vienais metais, kai buvo maišeliai šaltibarščių, ta diena, kur yra, ir jie čia buvo labai paplitę. Dėl to, kad labai graži žinutė ir atliepianti, ir dovana, kaip tik apie tai. Tai būtent žinutė. Ką mes norim pasakyti ir kad mes negalėtumėm papasakoti istoriją. Kas yra su tam istorijom? Mums labai patinka klausytis tų istorijų visiems, o jeigu jas apie mus, tai mums patinka dar labiau. Todėl, jeigu jūs savo dovaną, net paprastą maišelį, įkraunate istoriją apie tai, kaip žmogus ryte iš šitą krepšelį gali susidėti kriosanus, nes šitas krepšelis palaiko temperatūrą, tai jau yra visai kita emocinė būsena. Ir mūsų dovana įsimins vien dėl tos teigiamos emocijos. Mini istorijas. O kaip tas istorijas tada perduoti? Ar tai turėtumėm kažkaip palikti atvirutę prie tos dovanos? Ar tiesiog per socialinius tinklus? Koks tavo patarimas būtų? Yra keletas būdų, kaip rekomenduoju perduoti žinutę tam, kad jinai tikrai užsifiksuotų ir liktų. Tai pirmas momentas yra įteikimo būdu. Jeigu įteikite fiziniu būdu, įteikimo metu papasako tą istoriją. Mes jau esame tokia momente, kai tu teiki dovaną ir jūs jau turite tą brangiai kainuojančią minutę ar 5 ir žmogaus, jis tikrai išklausys jūsų. Tai labai svarbu pasinaudoti šito momentu ir papasakot, kas čia per dovaną. Tai pirmas žingsnis, kurio metu jūs turėsit galimybę, kad jūsų gavėjas įsimins tą istoriją. Bet jūsgi būsite labai malonioje teigiamo emocijai, gal tas žmogus neatsimins, todėl labai svarbu tą žinutę pridėti prie dovanos. Tai gali būti, na gerai, kai įmonės dovanoja labai daug, labai sunku visiems ranką, žinai, užrašyti, bet tai gali būti atspausdinta atvirutės, kaip pati sakai, atvirutės forma ir ten ta istorija. Kas bus, žmogus gaus, pareis namo, parsineš dovaną, išspaus, dar kartą perskaitys, jau antras kartas, žinutė įsimins. Jeigu jūs galite ją užrašyti ranka, čia yra neįkainojamas dalykas ir jisai iš patirties, sakau, žmonės ne tiek žavisi dovaną, kiek gavę ranką užrašytą žinutę. Tai jeigu jūs galite tą padaryti, savo istoriją užrašyti ranka, čia tikrai yra trečias žingsnis, kuris jūsų vėlgi dovanos vertę gan ženkliai kilstels. O kokia tavo nuomonė yra apie pačius rašiklius? Kiek tai dar yra vis dar dovana, o kiek jau tai yra labiau tokia rinkodarinė priemonė, kurio, na, visur jos padėta, visur mes ją turim. Taip. Ir tai jau lieka tokiu, na, žinutę nešančiu dalyku. Į kurią pusę labiau? Tarp kitko, žinai, buvo labai įdomus vienas momentas, aš vienu momentu atsisėdau rašyti į rašinę ir pagalvojau, kada aš paskutinį kartą pirkau rašiklį. Aš neprisimenu, mokykloje turbūt. Ir aš įsidėliojau visus savo rašiklius ir jie visi buvo skirtingi. Taip. Tai kas esmė su rašikliais, jie yra praktiški, juos tikrai visą laiką naudoja. Bet ką aš atsimenu vieną įmonę, kuri man padavė tokį rašiklį, kur aš po to ieškojau, iš kur jisai. Vat jeigu jūs randate rašiklį, kuris taps visų mėgiamiausias, tai yra labai gera verslo dovanos idėja. Bet jeigu tai yra tiesiog, dar vienas eilinis. Dar vienas, tai galim turėti pas administratorę prie stalo, ar ne? Būtent. Odeta, aš tikiu, kad, žinai, ypatingai prieš Kalėdas, paskutinę dieną, biuroje atrodo taip, visi laksto tarsi be galvos, lanksto dėžutės, riša kaspinėlės, tikiu, kad tai būna realybė. Jeigu labai trumpai, prieš kiek laiko reikėtų pradėti ruošti dovanas, na, tarkim, Kalėdos, tai prieš kiek laiko jau mes turėtumėm būti padarę pirmosius žingsnius. Taip, aš kaip juokauju, aš Kalėdom pradėjau ruoštis, kai baigės Kalėdos. Bet aš nesu geriausias pavyzdys visiems, tai įmonėms, kurios nori
ramiai, be streso pasitikti Kalėdas, aš rekomenduoju apie tai pradėti galvoti vasarą, rugpjūtis. Su didžiaja dalimi įmonių mes jau pradėjom šnekėtis, nes kas čia dar yra, kad tai dovana negimsta per vieną dieną. Tai yra tikrai gan ilgas procesas, jūs pasirinksit galbūt gan greitai, bet derinimas viduje, visų nuomonių suderinimas, o kaip mes ją apipavydalinsim ir galų gale gamyba, jinai užtrunka. Tai jeigu jūs pradedate ruoštis rugsėjį, jūs tikrai jau net ir spalį atsipalaiduosit, sakykime. Bet įmonės, kurios dabar, ir jeigu tai yra didžiuliai kiekiai, tai čia jau yra įtampėlės. Todėl kuo anksčiau pradėsi ruoštis, tuo tu ramiau galėsi sutikti Kalėdas. Ruoškimės viskam be streso. Taip. Ačiū už pokalbį. Dėkui. Šiandien tai buvo viskas, ką mes kartu su Odeta spėjome jums papasakoti. Susitikime prie ekranų kitose Ofiso dramų laidose. Iki.